Pirmoji pusė rungtynių buvo gan sunkoka dėl to, nes buvo gan jaunus startinis sudėtis. Išleido B komandą realiai. Tai nes vakar žaidė A komanda Žiemos taurėj, tai dėl to kiek sunkokai įsivažiavom į rungtynės, įklimpom į tą jų žaidimą bim-bam. Bet po to, po įvarčio nuraminau komandą ir išleido kelias patyrusias žaidėjas ir prasidėjo normalus mūsų žaidimas. Austėja, tavo pirmasis įvartis buvo įspūdingas, atliktas nuo kampinio gairelės. Kokia buvo tavo kėslai, koks buvo tavo sumanimas tąsyk? Ar tikėsi, kad tiesiog pavyks taip ir įmušti ir nustebinti varžovą vartininkę? Na, iš tikrųjų mačiau, kad vartininkė stovi šiek tiek paėjus link pirmo viršto. Galvoju, pabandysiu vis tiek. Ne pirmas ir ne paskutinis toksai įvartis. Na ir antroje rungtynių pusėje jūs jau įrodėte savo pranašumą, tiek tavo antrasis įvartis, tiek ir Ugnės Lazdauskaitės po kitimo pasirodžiusios žaidėjas dublis ir Erikos Šupelytės įvartis. Tad kaip ta antroji rungtynių pusė, ar tai yra tas žaidimas, kurio ir siekiate šiame sezone? Tikrai taip, kaip ir galėjot matyti, tai išleido tas pagrindinės žaidėjas, pakeitė jaunasias, tai vis tiek žaidimas pasikoregavo į gerąją pusę, į tą, kurio mes norim ir siekiam žaisti tokiu kaip, dabar antrajam kėlinyje žaidėm, tai viskas įsipildė, kaip ir rezultatas pasako viską. Praeitais metais jūs pasiekėte Baltijos moterų futbolo lygos finalą, nusileidot Riga FC komandai. Ar galima sakyti, kad po to sezono jūs labiau ėmėte tikėti savo šansais, savo galimybėmis, kad pavyks žengti taip toli tiek nacionaliniame čempionate, tiek ir Baltijos lygoje? Tai be abejo, ypač pergalė prieš Gintrą Baltijos pusfinalį, tai daug įrodė, kad mes galim ir mes mokam žaisti, tai tiesiog reikia tikėti savim.